2020 m. lapkričio 10 dieną kinų povandeninis laivas Fendoža nusileido į tą spaudimo ir tamsos tuštumą. Jis pasiekė jūros dugną, ištiesė robotinę ranką ir įsmeigė Kinijos vėliavą giliausiame planetos taške. Jis žinomas kaip Challengerio gelmė, paslėpta Marianos įduboje, 10 973 metrų po paviršiumi. Tačiau tai nebuvo staigmena. Vašingtonas turėjo 4 metus žvalgybinės informacijos, rodančios, kad Kinija ruošiasi ten atvykti. JAV vyriausybė pažvelgė į tai, ką Kinija ką tik padarė, puikiai suprato, ką tai reiškia ir nusprendė nieko nesakyti. Tas tylėjimas pasako viską apie tai, kas iš tikrųjų vyksta pasaulio dugne. Kiekviena Ramiojo vandenyno regionų suinteresuota vyriausybė viešai pasakojo tą pačią istoriją. Marianos įduba buvo nekaltas smalsumo objektas. Kažkas, į ką galėtų susitelkti jūrų biologai. Ji buvo per gili ir per pavojinga, kad turėtų reikšmės kam nors kitam. Bent jau tokia buvo priedangos versija. Įduba yra vertinga dėl to, kaip gylis veikia garsą ir kaip garsas veikia povandeninius laivus. Nuo 2026 m. balandžio JAV karinis jūrų laivynas vykdo slaptus žemėlapio sudarymo darbus visame vakarų Ramiojo vandenyno dugne. Kinija nuo 2016 m. atliko 10 misijų su įgulomis ir be jų į dugną. Japonija, Pietų Korėja, Indija ir Australija taip pat sustiprino savo giliavandenius vandenyno tyrimų projektus pose pačiose vandenyse. Kiekviena didžioji Ramiojo vandenyno regiono valstybė pila pinigus į tą pačią mažą, atrodytų nereikšmingą vandenyno dalį. 2024 metais kinų tyrimų laivas Shenyang Hong 06 pradėjo darbą. Jis atliko tyrimus maždaug 17 000 kvadratinių mylių jūros dugno į vakarus nuo Guamo. Jie skenavo teritoriją didesnę už Šveicariją. Laive esanti sonarų įranga yra skirta akustiniam modeliavimui, o ne įprastam jūros dugno žemėlapių sudarimui. Laivų sekimo duomenys parodė, kad tas pats laivas veikia tarp Taivano ir Filipinų esančiame ruože. Ir tas tarpas yra labai svarbus. Tai vienintelis kelias, kuriuo amerikiečių povandeninis laivas gali patekti iš atviro Ramiojo vandenyno į pietų Kinijos jūrą. Visos šios vyriausybės tvirtina, kad šie darbai nėra susiję su kariuomene. Tačiau jūrų ekspertai, kurie 2026 metų pradžioje analizavo šios dėsningumus, sako ką kita. Oficialiai tai nėra susijęs su žvejybos teisėmis. Tikrasis tikslas yra kur kas klastingesnis. Marianos įduba rėžia 1600 mylių ilgio randą jūros dugne ir ji vis dar plečiasi. 180 milijonų metų viena tektoninė plokštė čia slysta po kita. Giliai po vandenyno dugnu, trindamasi taip stipriai, kad sukelia 8 balų stiprumo žemės drebėjimus. Kažkur toje bedugnėje yra Challenger Deep, giliausias žinomas žemės taškas. Tačiau net ir tai nėra vienintelė tuštuma čia pačioje. Toliau į rytus, netoli Guamo, dar viena bedugnė, vadinama Serrana Deep, nusileidžia daugiau nei 35 000 pėdų į tamsą. Tyrimų laivai iš įvairių šalių jau daugelį metų dirba virš abiejų vietų. Po jais slypinčiomis sąlygomis išgyventi beveik neįmanoma. Čia apačioje slėgis siekia apie 16 000 svarų kvadratiniam koliui. Tai daugiau nei 1000 kartų didesnis slėgis nei tas, kuris dabar spaudžia jūsų odą. Maždaug 8 tonos, traiškančios kiekvieną kvadratinį colį. Šiuolaikinis titano korpusas subirėtų per mažiau nei sekundę, jei pasiduotų vos per menką colio dalį. Vandens temperatūra čia siekia nuo 1 iki 4 laipsnių Celsijaus, vos aukščiau užšalimo taško. Jį gaubia tamsa ir jokie saulės spinduliai čia neprasiskverbia. Tai viena priešiškiausių vietų planetoje. Ir dabar jos nori kiekviena vyriausybė. Įduba yra pačiame JAV ir Kinijos varžymosi Ramiajame vandenyne centre. Guamas ir Šiaurės Marianos salos, abi Amerikos teritorijos, yra maždaug už 200 mylių į šiaurės rytus. Tos salos turi didžiausią Amerikos karinės technikos koncentraciją į vakarus nuo Havajų. Guamas nėra tiesiog dar viena sala Ramiajame vandenyne. Tai viena labiausiai militarizuotų žemės teritorijų žemėje. Kai tik kas nors nutinka vandenyse aplink salą, tai yra labai atidžiai stebima. Andersono oro pajėgų bazė yra ten. Tai vienintelė bazė vakarų Ramiajame vandenyne, galinti nuolat išlaikyti Amerikos sunkiųjų bombonešių flotilę B-1, B-2 ir B-52. Vos už kelių mylių yra Guamo karinė jūrų laivymo bazė, kurioje įsikūręs 15-asis povandeninių laivų eskadronas ir nuolat besikeičiantis branduolinę energiją varomų atakos povandeninių laivų būrys, įskaitant Virginijos klasės laivus, veikiančius iš salos nuo 2024 metų. Pentagone Guamas žinomas kaip ieties smaigalys. Kasmet iš Andersono bazės pakyla apie 1500 bombonešių misijų.
Salos teritorijoje saugoma milžiniškos kuro atsargos, didžiuliai amunicijos sandėliai ir pakankamai ugnies galios, kad Amerikos karinę galią būtų galima per kelias valandas panaudoti visame Indo-Ramiojo vandenyno regione. JAV jūrų pėstininkų korpusas. 2023 m. sausį saloje vėl atidarė Blaso stovyklą. Šioje bazėje dabar dislokuota 5000 jūrų pėstininkų greitojo reagavimo operacijoms. Tai pirmoji nauja jūrų pėstininkų bazė, pastatyta bet kur pasaulyje per beveik 70 metų. Vien Gvamo karinio jūrų laivyno bazėje veikia 28 atskiri ten dislokuoti daliniai. Karinė veikla saloje kasmet į vietos ekonomiką įneša daugiau nei 1,5 milijardo dolerių. O šalia Gvamo esanti bedugnė turi dar kai ką. Kažką, kas verčia kariuomenės labai atidžiai ją stebėti. Vieta, kur garsas nustoja elgtis įprastai. Slėgio pokyčiai, temperatūros svyravimai ir druskos koncentracija iškreipia garso bangas vandenyne keistais ir nenuspėjamais būdais. Signalai išsilenkia, aidas dreifuoja, triukšmas keliauja 1000 mylių viena kryptimi ir išnyksta kita. O tam tikruose gyliuose garsas patenka į tai, ką karinis jūrų laivynas vadina SOFAR kanalu. Vandens sluoksnį galinti pernešti triukšmą per visus vandenynus. Tačiau įduba sukuria dar svarbesnį dalyką – šešėlinės zonas, vietas, kur garsas tiesiog nepasiekia. Povandeninis laivas, pasislėpęs vienoje iš tų ertmių, dingsta. Paviršinis sonaras jo neranda. Orlaiviai taip pat tikrai jo neranda. Kiti povandeniniai laivai taip pat jo neranda. Nebent jie turi tikslų vietinį žemėlapį, kuriame parodyta, kur yra tos zonos. Tas žemėlapis yra pats vertingiausias karinis dokumentas Ramiajame vandenyne ir JAV dešimtmečius slapta jį sudarinėjo. Žemėlapis tiksliai nurodo Amerikos povandeninių laivų kapitonams, kur jie gali dingti. Jis taip pat tiksliai parodo, kur priešo povandeniniai laivai turi plaukti, jei nori pabandyti tą patį triuką. Kuri laivynas turi šį žemėlapį? Tas ir turi visus kozirius. Jis kontroliuoja, kas gyvens ir kas mirs bet kokiame povandeniniame mūšyje šiame regione. Taigi, kai Kinija 2020 m. lapkritį nusileido ant jūros dugno, jie nesodino vėliavos. Jie uždavė strateginį klausimą. Kiek to žemėlapio jie ką tik išmoko nukopijuoti? 1960 m. sausio 23 d. JAV karinio jūrų laivyno karininkas Donas Volšas įlipo į batiskafą, vadinamą Trieste. Jam kompaniją palaikė šveicarų inžinierius Žakas Pikaras. Tai buvo ankšta plieninė sfera, šiek tiek daugiau nei 6 pėdų skersmens, kabanti po milžinišku baku, kuriame buvo 34 000 galonų benzino. Jie pradėjo leistis nuo Guamo krantų, lėtai grimzdami į juodumą po Ramiojo vandenyno paviršiumi. Kelionė žemyn truko beveik 5 valandas. Iš pradžių už iliuminatoriaus dar buvo gyvybės. Bioliuminescenciniai padarai plaukė pro stiklą, kai laivas leidosi žemyn. Tada, pasiekus 29 500 pėdų gylį, staigus trakštelėjimas nuaidėjo per laivą. Bolšas ir Pikardas neturėjo supratimo, kas sulūžo. Jie negirdėjo ant vandeninio laivo. Jie jau buvo peržengę ribą, kur gelbėjimas būtų neįmanomas. Liko tik viena išeitis. Jie nusprendė tęsti kelionę. Vėliau jie sužinojo, kad trakštelėjimas kilo iš pleksiglaso lango išorinėme įėjimo tunelyje. Įgulos skyrius pats buvo už storų plieninių durų. Laimiai jos atlaikė. Jie išbuvo jūros dugne 20 minučių. Iškilę į paviršių, pasaulis pamatė, kaip 2 tyrinėtojai buvo sveikinami karinio jūrų laivyno. Ko pasaulis nematė? Tai jutiklių rodmenų ir akustinių duomenų paimtų iš povandeninio laivo tą pačią dieną ir perduotų į slaptą apyvartą. Nardymas buvo slaptos misijų serijos, žinomos kaip Neptūno projektas dalis. Oficiali versija – tai buvo mokslinis tyrinėjimas. Iš tikrųjų, JAV karinis jūrų laivynas tyrinėjo įdubą kaip akustinę aplinką. Karinio jūrų laivyno tyrimų biuras vykdė operaciją, o naikintojas USS Lewisas dirbo kartu su Trieste. Jis numetė 100 mažų sprogstamųjų užtaisų į bedugnę ir matavo, kaip grįžta aidas. Kiekvienas sprogimas atskleisdavo ką nors naujo apie įdubą. Tai suteikė jiems tikslę giliausios jūros dugno vietos koordinatę. Taip pat jie pirmą kartą gavo tikrus garso sklidimo duomenis, surinktus iš vandenyno įdubos. Projektą Neptūnas vykdė karinio jūrų laivynos elektronikos laboratorija San Diege. Jo raštu iškelti tikslai buvo 3. Garso greitis per vandens stulpą, temperatūra ir druskos kiekis gylyje bei tiesioginė pagalba povandeninio garso tyrimams, ypač programai vadinamai SOSUS. Garso stebėjimo sistema jau buvo vienas brangiausių įslaptintų projektų Žemėje 1950-ųjų pabaigoje. Milžiniškas hidrofonų tinklas driekėsi Atlanto ir Ramiojo vandenynų dugnuose
tyliai klausydamasis. Jo kodinis pavadinimas ankstyvose karinio jūrų laivyno dokumentuose buvo Jezebel. Jis veikė išnaudodamas SOFAR kanalą, tą patį giliavandenį sluoksnį, kurį padėjo suprasti Triesto misijos. Teoriškai, šiame sluoksnyje įstrigęs garsas galėjo nukeliauti tūkstančius mylių, neprarasdamas stiprumo. Praktiškai tai reiškia, kad sovietų povandeniniai laivai galėjo būti išgirsti gerokai anksčiau, nei jie pasiekdavo Amerikos vandenis. 1950-ųjų pabaigoje SOSU sistema veikė abiejų vandenynų dugnuose. Išmokytas operatorius krante galėjo atpažinti atskirus sovietų povandeninius laivus vien pagal jų sraigtų akustinį parašą. Kubos raketų krizės metu sistema sekė povandeninius laivus judančius Kubos link, kai kurie iš jų, kaip manyta, gabeno branduolines torpedas, taip Baltiesiems rūmams suteikdama pirmąjį realaus laiko povandeninį grėsmės vaizdą. Sistema buvo viešai pripažinta tik 1991 metais. 30 metų niekas už karinio jūrų laivyno ribų nežinojo, kad ji egzistuoja. Triestas suteikė kariniam jūrų laivynui tai, ko negalėjo net šnipinėjimo tinklas. Tiesioginius duomenis iš pačios įdubos, visus juos surinktus prietaisais, kurie fiziškai ten buvo. Duomenys nuguldavo į slaptus archyvus ir jų srautas niekada nesustojo. Per artimiausius 30 metų karinis jūrų laivynas toliau kūrė savo giliųjų Ramiojo vandenyno vaizdą per programas, kurios oficialiai neegzistavo. Autonominiai povandeniniai aparatai, nuotoliniai jutikliai, prie jūros dugno pritvirtinti stacionarūs akustiniai masyvai. Technologijos vis tobulėja, žemėlapis vis ryškėja. Šaltojo karo pabaigoje šešėlinės zonos buvo išmatuotos tiksliai iki pėdos. Amerikiečių povandeninių laivų kapitonai žinojo, kur gali pradingti. Jie taip pat žinojo, kur turėtų eiti visi, bandantis juos pamėgdžioti. Tas žemėlapis buvo Amerikos povandeninių laivų dominavimo Ramiajame vandenyne pagrindas. Ir tada Pekinas nusprendė, kad ir jis nori tokio paties. Kinijos giliavandenė programa neprasidėjo nuo to, kai 2020 metais buvo iškelta vėliava. Ji prasidėjo 10-mečiu anksčiau. Pirmasis giliavandenis povandeninis aparatas buvo vadinamas Jiaolongu, pavadintas mitologinio potvynio drakono, kuris, kaip sakoma, valdo gelmes vardu. Jo vadovas buvo Xu Chinanas, buvęs profesorius Šanchajaus Džeotongo universiteto laivų architektūros, vandenynų ir civilinės inžinerijos mokykloje. Tuo metu jis jau buvo praleidęs 10 mečius, beveik visiškai dirbdamas Kinijos nedidelėje, bet augančioje povandeninių aparatų inžinerijos srityje. Nuo 2000-ųjų pradžios Kinijos valstybės finansavimas buvo nukreipiamas į tyrimų institutų tinklą, kuris daugiausia buvo nežinomas už šalies ribų. Pirmasis prototipas buvo surinktas angare netoli Jangdzės upės, o iki 2009 metų laivas jau buvo paruoštas jūriniams bandymams. Jiaolongas pradėjo savo pirmąją tikrą giliavandenę ekspediciją Pietų Kinijos jūroje 2010 metų gegužės-liepos mėnesiais. Iš viso buvo atliktas 17 nerimų, kiekvienas jų vis giliau į teritorijas, kuriuose žmogaus buvimas vis dar buvo retas ir daugiausia eksperimentinis. Giliausia iš tų ankstyvųjų misijų pasiekė kiek daugiau nei 12 300 pėdų gylį, laive esant 3 žmonių įgulai. Iki 2011 metų Liepos giluminis povandeninis aparatas jau buvo peržengęs savo pradinį bandymų diapazoną ir pasiekė beveik 16 600 pėdų šiaurės rytų Ramiajame vandenyne. Jiaolongo robotinė ranka ankstesnio nerimo metu Pietų Kinijos jūros dugne pastatė Kinijos vėliavą. Ji pastatė dar vieną vėliavą 23 000 pėdų gylyje Marianos įduboje. Net ir tada šis gestas rodė, kad programa iš tikrųjų nebuvo susijusi su mokslu. Turėdamas tokį leistiną darbinį gylį, Jiaolongas galėjo dirbti maždaug 99,8% pasaulio vandenynų. Tai traukė Pekiną į išskirtinį klubą. Iki tol jame buvo tik Jungtinės valstijos, Japonija, Prancūzija ir Rusija. Visiems stebintiems buvo akivaizdu, kad Kinija nestato mokslinių tyrimų laivyno. Ji kūrė pajėgumą, taip pat kaip ji kūrė savo antvandeninį laivyną, kosmoso programą ir puslaidininkių pramonę. Metodas buvo pažįstamas – ištirti, ką jau turi Jungtinės valstijos ir suprasti, kodėl tai veikia. Tada uždaryti atotrūkį, platformą po platformos, metai po metų. Jiaolongas buvo tik pradžia. 2016 metais pasirodė antrosios kartos aparatas – Shanghai Yongxi, kas maždaug reiškia giliavandenis karys. Skirtingai nei jo pirmtakas, jis buvo beveik visiškai pagamintas iš vietinių komponentų. Apie 95% kiniškos gamybos. Jis nepanėrė taip giliai kaip Jiaolongas. Maksimali darbinė gylio riba siekė apie 14 800 pėdų. Tačiau jis buvo sukurtas kitam tikslui – ištvermei. Misijos galėjo trukti iki 10 valandų. Fendudze buvo paleistas tais pačiais metais. Kiekviena karta pasiekdavo vis didesnį gylį nei ankstesnioji. Kiekvienas jų turėjo geresnius prietaisus ir visi jie buvo vis labiau pritaikyti liaudės išlaisvinimo armijos laivyno poreikiams.
Kartu šie laivai dabar sudaro pakopinę flotilę. Giliavandenis karys atlieka darbus sekliuose vandenyse. Džiaolongas dirba vidutiniuose gyriuose, o Fen Daudže pasiekia patį dugną. Svarbiausia yra struktūra, kuris slypi už šių aparatų. Pekinas tai atvirai vadina civilinę karinę sintezę. Tai yra politikos kryptis, kurią įvedė Xi Jinpingas, panaikinanti tradicinį atskirimą tarp mokslinio tyrimo ir gynybos pajėgumo. Tai, kas iš išorės atrodo kaip vandenynų mokslas, iš tikrųjų, pagal sumanimą slepia ir kitus tikslus. Ilgalaikė strategija, užtikrinanti, kad niekas gelmėse neliktų už valstybės pasiekiamumo ribų. 2016 metais Qingdao nacionalinė jūrų mokslo ir technologijų laboratorija bendradarbiavo su Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos karinio jūrų laivyno povandeninių laivų akademija. Kartu jie įkūrė bendrą laboratoriją, skirtą jūrinės, civilinės ir karinės sintezės tyrimams. Jo vadovavo kontradmirolas Da Lianlongas, Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos karinio jūrų laivyno mokslininkas, kuris visą savo karjerą dirbo povandeninio karo srityje. Laboratorijos tyrėjai paėmė civilinius povandeninius sklandytuvus ir juos aprūpino akustiniais jutikliais. Įranga, atrodžiusi kaip mokslinė įranga, tapo kovos su povandeniniais laivais priemonėmis. Kai frazė civilinė karinė sintezė pradėjo kelti nepageidaujamą dėmesį užsienyje. Laboratorija tiesiog pakeitė savo viešąjį pavadinimą, o darbas tęsiasi. Liaudies išlaisvinimo armijos karinio jūrų laivyno karininkai skaitė pranešimus akademinėse konferencijose, atvirai siejantis giliųjų vandenyno zonų kartografavimas su povandeninių laivų slaptumu. Programos akademiniuose straipsniuose šalia mokslinių buvo nurodomi ir kariniai panaudojimo būdai. Kinijos valstybinė žiniasklaida nekartą apibūdino giliavandenių tyrimų siekį kariniais terminais. Vašingtonas perskaitė kiekvieno jo žodį. Todėl niekas JAV žvalgybos bendruomenėje nenustebo, kai Fen Doža nusileido beveik 35 800 pėdų gylyje. Jie tiksliai žinojo, ką darė laivas. Povandeninis laivas darė kur kas daugiau nei tik fotografavo. Jis turėjo 2 mechaninės rankas, 7 povandeninės kameras, kelis sonarus ir hidraulinius grąžtus. Taip pat buvo pilnas akustinių ir cheminių jutiklių komplektas. Kol nusileidimas buvo transliuojamas tiesiogiai per valstybinę televiziją, ta įranga rinko duomenis. Slėgio rodmenys, srovės kryptis, nuosėdų judėjimas, garso greičio matavimai, vandens mėginiai – visa tai buvo paimta tiksliomis koordinatėmis, kur giliausi akustiniai koridoriai priartėja prie pietvakarinės Guamo pusės. Tik keletas pilotuojamų aparatų kada nors pasiekė Challengerio gelmės dugną. Po Trieste aparato šis rekordas išsilaikė 52 metus. Tada Holivudo režisierius Jamesas Cameronas 2012 m. kovo 1 nusileido savo aparatu Deep Sea Challenger į daugiau nei 10 890 metrų gylį. Iki 2022 metų vidurio mažiau nei 30 žmonių istorijoje buvo pasiekę įdubo dugną, maždaug tiek pat, kiek vaikščiojo mėnulyje. Pekinas pasirinko šią vietą ne be priežasties. Ne tik dėl pačios įdubos, bet ir dėl to, kas ją supa. Jūros dugno forma, temperatūros sluoksnių susidarimas vandens stulpelyje, akustinės sąlygos, kurias sukuria giliavandenio vandenyno geometrija ir vos už 200 mylių yra Guamas. Visa tai kartu sudaro vieną strategiškai vertingiausių povandeninių aplinkų Žemėje. Jei planuojate povandeninių laivų operacijas, tai būtent ta vieta, kurią reikia išsamei suprasti. Tikrasis krovinys buvo tai, ką Fenduja pargabeno į savo motininį laivą lapkričio 28 dieną. Terabaitai akustinės ir okeanografinės informacijos, lygiai taip pat, kaip prieš 60 metų buvo padarę Volšas ir Pikaras. Šalis, kuri išrado visą žaidimą, kai kariniai darbai maskuojami kaip mokslas, stebėjo tai ir tylėjo. Tai kodėl Vašingtonas tylėjo? Trumpas atsakymas yra tas, kad Jungtinės valstijos neturi ne vieno nepriekaištingo atsako varianto, kurie neišryškintų, kaip sistema iš tikrųjų veikia. Tai atskleidus būtų kilę savų problemų. Daugiau nei 60 metų amerikiečių supratimas apie giliąją vandenyno dalį buvo kuriamas prisidengiant sąmoningai kuriamų neaiškumų. Paviršiuje tai buvo civilinė mokslinė veikla, o po apačia – slapta informacijos rinkimo operacija. Kiekviena NOAA ekspedicija, vykdoma netoli jautrių regionų, istoriškai turėjo greta jos vykdomą veiklą. Tie patys vandenys, tie patys instrumentai, bet ne tas pats tikslas. Po vandeniu veikianti stebėjimo sistema, įsivyšiusi iš SOSUS, buvo visiškai pripažinta tik po Šaltojo karo. Iki 1991 metai jis slėpėsi po tyčia neutraliais pavadinimais, tokiais kaip okeanografinė sistema Atlantas ir okeanografinė sistema Ramusis vandenynas.
Didžiąją savo istorijos dalį net ir tiesiogiai su jie dirbantys darbuotojai viešai nebuvo įvardyjami kaip dalyvaujantis karinės stebėsenos misijoje. Tai, kas iš šio tinklo išliko 2026 metais vadinama integruota povandeninė stebėjimo sistema. Ji veikia iš nedidelio skaičiaus objektų ir laivų, dauguma kurių yra Ramiajame vandenyne. 2026 metais regione patruliuoja tik keli specializuoti stebėjimo laivai. 5 laivai, vilkiančios kilometrų ilgio hidrofonų sistemas per Ramųjį vandenyną, klausosi po vandens paviršiumi. Jų užduotis – užpildyti spragas tarp stacionarių jūros dugno jutiklių ir pagauti tai, ko nepastebi nejudančios sistemos. Pati vadovybė dabar yra gerokai mažesnė nei šaltojo karo laikais. Tačiau kiekvienos platformos galimybės išaugo daugybę kartų. Jei Vašingtonas viešai protestuotų prieš Kinijos veiklą Challengerio gelmėje, tas pats klausimas būtų užduotas ir jam pačiam. Ką tiksliai Jungtinės valstijos darė tuose vandenyse nuo 1960 metų? Ne viena administracija nenori tokio pokalbio. Taila padeda išlaikyti slaptumą. Tačiau yra ir kita problema – įstatymai. Įduba yra tarptautiniuose vandenyse. Jokia Jungtinių tautų jūrų teisės konvencijos dalis nesuteikia karinės nuosavybės teisės giliavandeniui jūros dugnui. Jokia sutartis nedraudžia šaliai ten veikti, žemėlapiuoti ar rinkti duomenis. Todėl Kinijos misijos yra teisėtos, kaip ir visiškai teisėta yra Amerikos veikla toje vietoje. Jei Vašingtonas oficialiai prieštaraus Kinijos veiklai Challengerio gelmėje, jis rizikuoja sukurti precedentą, kurio pats negalės sau leisti. Nes kai tik Jungtinės valstijos pareikš, kad veiklai giliuose vandenynuose, tarptautiniuose vandenyse reikia leidimo, šis standartas gali būti panaudotas prieš pačios Amerikos sistemas. Todėl Vašingtonas tyli. Kalbėti kainuoja daugiau nei tylėti. Techniniu požiūriu, įduba yra Mikronezijos federacinių valstijų jūrų zonoje. Tai maža Ramiojo vandenyno valstybė susieta su Jungtinėmis valstijomis laisvos asociacijos sutartimi. 2009 metais Vašingtonas paskelbė aplinkinius vandenis Marianos įdubo jūriniu nacionaliniu paminklu. Saugoma teritorija, kurios plotas yra apie 95 200 kvadratinių mylių, todėl ji didesnė už visą Jungtinę karalystę. Šis statusas draudžia komercinę žvejybą ir išteklių gavybą, tačiau beveik nieko nekalba apie mokslinius tyrimus, giliavandenį žemėlapių sudarimą, autonominius aparatus ar su karinėmis reikmėmis susijusius okeanografinius darbus, kurie ten vyksta. Vietoj to jie bandė suprasti, kas pasikeitė, kas buvo prarasta ir kaip atrodys artimiausias dešimtmetis povandeninės konkurencijos Ramiajame vandenyne. Ir kuo atidžiau jie žiūrėjo, tuo labiau nerimavo. Vienas iš laivų, kuris patraukė dėmesį, yra laivas vadinamas Dongfang Hong 3. Oficialiai jis priklauso Kinijos vandenynų universitetui. Tačiau 2024 ir 2025 metais jo judėjimas atrodė mažiau kaip akademiniai tyrimai ir labiau kaip sisteminga žvalgyba. Laivas vykdė tyrimus pagal tankų tinklelį vandenyse netoli Taivano ir Guamo, judėdamas pirmyn ir atgal tiksliais maršrutais skirtais detaliai išžvalgyti jūros dugną. Jis taip pat kelis kartus plaukė per strategiškai svarbes Indijos vandenyno dalis. Tada, 2026 metai kovą, Reuters paskelbė straipsnį, kuriame buvo apžvelgta 5 metų 42 Kinijos tyrimų laivų veikla Ramiajame, Indijos ir Arkties vandenynuose. 9 jūrų karo ekspertai peržiūrėjo šių laivų judėjimo modelius. Visi jie padarė tą pačią išvadą. Tai nebuvo įprasta civilinė mokslinė veikla. Tai buvo tyrimų schemos, kuriuos karinis jūrų laivynas naudoja prieš povandeninių laivų operacijas. Kai kurie iš šios flotilės laivų iš pradžių buvo pastatyti Kinijos liaudės išlaisvinimo armijos laivynai. Jie tik vėliau buvo perduoti civiliams operatoriams. Dažniausiai minimas pavyzdys yra Shangyang Hong klasė. 2024 m. sausį strateginių ir tarptautinių studijų centro tyrėjai išnagrinėjo 64 aktyvius Kinijos tyrimų laivus. Daugiau nei 80% jų rodė karinės priklausomybės arba dvigubo naudojimo veiklos požymius. Tai nebuvo atsitiktinumas. 2026 m. kovo 2 d. JAV karinio jūrų laivyno žvalgybos biuro vadovas, kontradmirolas Maikas Bruksas, pasirodė JAV ir Kinijos ekonomikos ir saugumo peržiūros komisijoje ir apibūdino pokytį neįprastai tiesmukai. Jis sakė, kad Kinija drastiškai išplėtė savo vandenynų tyrinėjimo operacijas. Jis tai pavadino strateginį susirūpinimą keliančių dalyku. Bruksas teigė, kad šie duomenys Kinijos kariniam jūrų laivynui suteikė 3 dalykus vienu metu. Žemėlapį, kaip paslėpti savo povandeninius laivus, žemėlapį, kaip rasti mūsų povandeninius laivus ir tikslias vietas, kur jie galėtų įrengti jūros dugno jutiklius ar ginklus. Tai buvo arčiausiai to, kad Vašingtonas garsiai pasakytų tai, ką 2020 m. tylėjimas slėpė.
tai buvo 6 metais per vėlu. Tuose pačiuose klausimuose viceadmirolas Richardas Sifsas sakė, kad Kinija šiuo metu aktyviai siekia sumažinti Amerikos povandeninį pranašumą. Kinijos liaudės išlaisvinimo armijos laivynas sparčiai modernizavo savo povandeninių laivų flotilę, plėtė kovos su povandeniniais laivais pajėgumus ir investavo daug lėšų į jūros dugno stebėjimą bei tinklinę stebėseną. Pasak Syvo, iki 2040 metų Kinijos povandeninės pajėgos galėtų rimtai mesti iššūkį Amerikos jūrų dominavimui Ramiajame vandenyne. Tačiau povandeniniai laivai jau čia. Kinijos liaudės išlaisvinimo armijos laivynas valdo daugiau nei 60 povandeninių laivų. Naujos investicijos į laivų statyklas daugiau nei padvigubino gamybos pajėgumus. Laivyno branduolys. Branduoliniais varikliais varomi atakos povandeniniai laivai, skirti ilgų nuotolių operacijoms, kuriuos palaiko valdomų raketų povandeniniai laivai, sukurti kariniai galiai demonstruoti toli už Kinijos pakrantės ribų. Skaičiai svarbus, bet tai nėra pagrindinis rūpestis. Svarbu, kur jie gali veikti. Pekinas turi pavadinimą didesniam planui. Jis vadinamas skaidrusis vandenynas. Tikslas – panaikinti vandenyno nematomumą, atimti iš priešo povandeninių laivų galimybę slėptis, tuo pačiu išlaikant tas pačias akustinės pranašybės Kinijos povandeniniams laivams. Pirmosios tos sistemos dalis taip pat pradėjo atsirasti prieš keletą metų. 2014 metais Džedžiango universitetas sėkmingai sujungė jūros dugno jutiklius su krante esančiomis apdorojimo stotimis, taip sukūręs pagrindą nuolatiniam povandeniniam stebėjimui. Tada 2025 m. rugpjūtį Kinija ir Rusija surengė bendras karinio jūrų laivyno pratybas netoli Vladivostoko. Abi šalys sujungė ryšio sistemas ir dalijasi sekimo duomenimis realiuoju laiku, išbandydamos tai, kas vis labiau priminė automatizuotą povandeninį naikinimo tinklą. Toks tinklas buvo sukurtas tam, kad giliai nardančioms povandeniniams laivams neliktų saugios vietos niekur. Kinijos liaudės išlaisvinimo armijos tyrimų komanda sukūrė algoritmą, leidžiantį jutiklių tinklui persiorientuoti, kai hidrofonai nustoja veikti. Taikinių nustatymo grandinė išlieka aktyvi net ir tada, kai dalis jos yra sunaikinama. Daugelis tų jutiklių dabar yra tokiose vietose, kurias sunku suprasti kitaip nei kaip karines. Kinijos vandenynų universiteto mokslinių straipsnių serija rodė, kad tai yra labiau operatyvinė veikla, o ne vien tik moksliniai tyrimai. Ta pati institucija, kuri valdo Dongfang Hong 3, taip pat paskelbė darbų, kuriuose detaliai aprašytas akustinių jutiklių dislokavimas Luzono sąsiauryje. Tai nebuvo paviršiniai matavimai ar trumpalaikiai eksperimentai. Jie aprašė įrenginius, kurie buvo įrengti kruopščiai parinktose gyliuose ir suprojektuoti taip, kad galėtų išbūti jūros dugne ištisus metus, nuolat rinkdami duomenis. Reuters atskirai pranešė, kad Vašingtonas tyliai stiprina tą patį sąsiaurį priešingų tikslu, siekdamas užkirsti Kinijai kelią į atvirą ramųjį vandenyną. Abi karinės jūrų pajėgos dėl panašių priežasčių iš priešingų pusių įrenginėja vieną patikros punktą. Fenduza po savo rekordinio 2020 metų nerimo nesulėtino tempo. Per 12 mėnesių jie atliko 28 nerimus. Taip pat pradėjo veikti kartu su bepiločia lydinčiaja sistema, žinoma kaip Haidao 1. Ji gali laisvai judėti jūros dugnu, įveikdama atstumus ir reljefą, kurių paprasti povandeniniai aparatai tiesiog negali įveikti. Iki 2024 metų Kinijos platesnė tyrimų flotilė buvo sukartografavusi 100 000 kvadratinių mylių jūros dugno vakarų Ramiajame vandenyne. Tokio masto nėra ne vienoje viešai paskelbtoje mokslinėje programoje. Ir net ta viešai prieinama informacija sudaro tik dalį visų rezultatų. Didžioji dalis šių duomenų saugoma slaptose serveriuose. Dabar tai tampa ginklavimosi varžybomis vandenyno dugne. Kiekviena Ramiojo vandenyno valstybė, turinti giliavandenių tyrimų programą, sutelkė milijardus dolerių pastangų. Visa tai amerikiečių priešakinių bazių pasiekiamumo zonoje. Visa tai nėra atsitiktinumas. Taigi, prie ko visa tai veda? Pradeda susilieti 3 skirtingos ateities. Kiekviena iš jų kelia statymus aukščiau, nei gali susitvarkyti paviršiaus diplomatija. Pirmoji yra ta, kurioje jau gyvename. Nematoma giliavandenė geopolitinė konkurencija, kuri niekada visiškai neiškyla į viešumą. Vašingtonas ir Pekinas toliau tobulina savo žemėlapių sistemas ir plečia nepilotuojamų povandeninių aparatų flotiles. Jie vis detaliau papildo akustinius modelius ir jūros dugno žemėlapius visame Ramiajame vandenyne. Ši konkurencija nevyksta dėl teritorijos tradicinė prasme. Tai yra apie tai, kas gali matyti giliau, aiškiau ir toliau į vandenyno paslėptą struktūrą. Kiekviena kubinė mylė naudingų duomenų tampa ginčijamų pranašumu. Daugumos šių duomenų visuomenė niekada nepamato. Nė viena pusė neturi jokio intereso aiškinti, dėl ko jie kovoja. Antrąja ateitimi slapta užsiima abiejų pusių kariniai planuotojai. Jei kiltų konfliktas dėl Taivano, Pietų Kinijos jūros ar bet kurio kito karšto taško Ramiajame vandenyne,
Branduolinio ginklo ginkluoti povandeniniai laivai turėtų judėti. Tame kare povandeninį laivą, esantį akustinėje geografijoje, šiuo metu beveik neįmanoma atakuoti. Povandeninis laivas už jos ribų gali būti sekamas ir sunaikintas dar prieš jam spėjant iššauti. Čia svarbiausia išlikimas. Iš esmės tai yra branduolinio atgrasimo matematika. Kas išlieka po pirmojo smūgio ir kas vis dar turi galimybę atsakyti. Didžiąją šaltojo karo dalį Jungtinės valstijos savo branduolinį atgrasimą Ramiajame vandenyne grindė balistinėmis raketomis, ginkluotais povandeniniais laivais, kurie galėdavo dingti mėnesiams. Atgrasimas veikia todėl, kad surasti tuos laivus buvo neįmanoma. Kai tik jie tampa aptinkami, strategija žlunga. Duomenys, kuriuos Pekinas rinko, 15 metų nėra teoriniai. Konflikto atveju jie tampa naudingi per kelias valandas. Sąjungininkų laivynai stebi tą patį vaizdą ir daro savo išvadas. Japonija, Australija, Jungtinė karalystė pagal AUKUS susitarimą. Kamberos sprendimas įsigyti branduolinę energiją varomus puolamuosius povandeninius laivus buvo paskelbtas 2021 metais ir toliau buvo įgyvendinamas 2023. Oficialiai tai susiję su modernizacija ir atgrasimu. Tačiau privačiai tai yra suvokimas, kad povandeninė persvara Ramiajame vandenyne nebėra garantuota. Japonijos politikos formuotojai, kurie anksčiau vengė bet kokios puolamosios jūrų stebėsenos, dabar atvirai diskutuoja apie išplėstines akustinės stebėjimo galimybės. Įranga, kuri prieš 10 metį būtų buvusi politiškai neįsivaizduojama, dabar laikoma būtina infrastruktūra. Sąjungininkų sostinės mato įspėjamosius ženklus ir imasi veiksmų. Trečioji galimybė yra ta, apie kurią niekas nenori kalbėti. Dabar Kinija gali pasiekti visą vandenyno gylį. Jie gali dislokuoti ilgai veikiančius povandeninius dronus jūros dugne visai šalia Amerikos teritorijos. Jokia šalis nesutarė, kas laikoma priešiškų veiksmų tarptautinėme vandenyno dugne. Nėra jokių kovos veiksmų taisyklių taikomų gelmėms, net kai viena šalis aptinka kitos šalies slaptą įrangą šalia savo karinių bazių. Artimiausias istorinis pavyzdys buvo paini akistata dėl žvalgybinių skrydžių ankstyvojų šaltojo karo laikotarpiu. 1960 metais virš Sovietų Sąjungos numuštas Gerio Powerso U-2 lėktuvas privertė abi pusės tyliai susitarti dėl to, kas yra toleruotina. Po vandeniu dar nieko panašaus neįvyko. Tačiau jei taip nutiktų, nėra jokio sutarto taisyklių rinkinio, kuri tai suvaldytų. Varžybos tolsta nuo matomų etapų, tokių kaip vėliavos iškėlimas ar rekordinių gylio nardymų. Jos pereina prie kažko, ką sunkiau patikrinti. Jutikliai, galintys klausytis, tinklai, galintys tarpusavėje bendrauti, platformos, kurios teoriškai galėtų trikdyti ar smogti niekada neiškilusios į paviršių ir neatskleidusios savo tapatybės. Kas valdo tą vandenyno sluoksnį, tas valdo daugiau nei paviršinius laivybos kelius ar oro koridorius. Jie valdo povandeninio karo ateitį. Tačiau ši istorija iš tikrųjų nėra apie Marianų įdubą. Ji yra apie tai, kur iš tikrųjų varžosi Vašingtonas ir Pekinas. Dauguma naujienų ciklų. 2026 metų pradžioje sutelkti į Taivaną, puslaidininkių eksporto kontrolę, muitus ir salų statybas Pietų Kinijos jūroje. Tačiau didelė dalis šios konkurencijos vyksta kur kas mažiau matomose vietose. Challenger Deep yra pats ekstremaliausias šio varžymosi pavyzdys, bet tikrai ne vienintelis. Maždaug 99% pasaulinio interneto srauto perduodama povandeniniais šviesolaidiniais kabeliais. Daugiau nei 600 atskirų kabelių kerta pasaulio jūros dugną, kasdien perduodami beveik $10 trilijonų vertės finansinės operacijas. Dauguma jų yra tokioje seklumoje, kad juos galima pasiekti. Ir mes jau matėme, kokie jie pažeidžiami. 2022 m. rugsėjo mėnesį įvykdytas Nord Stream dujotiekio išpuolis Baltijos jūroje įrodė, kad svarbiausi povandeniniai vamzdynai ir kabeliai gali tapti taikiniais, o atsakingųjų iš karto nustatyti nepavyksta. Nuo 2023 m. Baltijos jūroje ir aplink Taivaną įvykę kabelių pažeidimai sukėlė tuos pačius klausimus. Pentagonas dabar jūros dugno saugumą laiko atskira savo misijos sritimi. Pasaulio vandenynai dengia 71% planetos paviršiaus. Didžioji dalis to jūros dugno niekada nebuvo sukartografuota karinio lygio tikslumu. Dabar tai keičiasi. Kinija eksploatuoja 42 tyrimų laivus Ramiajame, Indijos ir Arkties vandenynuose. Šimtai jutiklių yra įrengti jūros dugne. Vis daugiau mažesnių šalių leidžia Pekinui patekti į savo vandenis, mainais už uostus ir kelius. JAV atsako pasitelkdamos karinio jūrų laivyno tyrimų biurą ir DARPA. Ji turi vis didėjantį didelių bepiločių povandeninių transporto priemonių laivyną. Yra tokios programos kaip Snakehead ir Orca, sukurtos veikti savarankiškai ištisus mėnesius. Orca yra didžiausia iš jų.
Boeing, JAV kariniam jūrų laivynui sukūrė pirmąjį prototipą, kuris buvo pristatytas 2023 m. gruodį. Ji yra maždaug mokyklinio autobuso dydžio ir sukurta veikti visiškai po vandeniu. Orka gali įveikti iki 6500 jūrmilių per vieną misiją. Tai pakankamai, kad perplauktų visą Ramųjį vandenyną. Po to, kai prototipas pademonstravo savo galimybės, karinis jūrų laivynas nusprendė įsigyti papildomų vienetų, išplėsdamas šią koncepciją už vienos eksperimentinės platformos ribų. Kinijos pusėje bepiločių povandeninių aparatų ekosistema yra gerokai didesnio masto. Ji apima daugybę programų ir institucijų. Ir šis skirtumas rodo esminį pokytį šiame konkurencijos etape. Dabar viskas neapsiriboja vien tik primityviais povandeniniais laivais. Dabar dėmesys krypsta į bepiločių sistemas. Tai tinklų sujungtos platformos galinčios veikti ilgą laiką, išplėsti jutiklių aprėptį ir nuolat formuoti povandeninę aplinką. Pervadintoje. Jungtinėje laboratorijoje Qingdao Kinijos tyrėjai pritaiko akustinius povandeninius sklandytuvus kaip kovos su povandeniniais laivais priemonės. Pats techninis įrenginys nėra naujas. Keičiasi tik tai, kaip jis naudojamas. Įduba yra giliausia ir vertingiausia vieta šiose lenktynėse. Tas, kas sukurs geresnį akustinį žemėlapį, turės aiškesnį supratimą, ar branduoliniai povandeniniai laivai gali išgyventi pakankamai ilgai, kad galėtų atsakyti po pirmojo smūgio. Ir tai yra jūrų atgrasimo esmė. Jei abi pusės tiki, kad jų povandeniniai laivai išgyvens, karas lieka suvaldomas. Jei viena pusė nustoja tuo tikėti, visa pusiausvyra pasikeičia. 2020 m. lapkritis buvo paskutinis momentas, kai konkurencija dar galėjo būti laikoma mokslu. Po to prasmė pasikeitė. Vėliava nebežymėjo atradimo, ji žymėjo pokytį. Nuo to momento tikrosios varžybos nustojo būti apie tai, kas pasieks dugną. Svarbiausia buvo tai, kas mato pakankamai aiškiai, kad galėtų veikti pirmas. Ir tai yra ta dalis, kurios niekas negali sau leisti suklysti. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai padeda. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje MapPack.